Sveiki! Trumpai susipažinsime su 3D Max programos slangu. Kai suprasime, kam skirti įvairūs programos elementai, lengviau seksis mokytis ir neliks baimės, kad kažką galima ne taip padaryti ar paspausti ir kažką sugadinsime. 3D Max dizaino langas kai kuo panašus į mums jau pažįstamas programas, tokias kaip Wordas, Excelis ir panašiai. Ir čia yra viršuje kairėje pusėje pagrindinis programos mygtukas, kuris leidžia atlikti visus pagrindinius veiksmus, tai yra New sukurti naują, Reset perkrauti programą, Open atidaryti, Save išsaugoti kaip, importuoti, eksportuoti, prisekti, valdyti ir Properties savybės. Taip pat čia yra spartusis priėjimas prie dokumentų, projektų, su kuriais dirbome vėliausiai. Ir taip mes greičiau galime juos atidaryti. Taip pat yra mygtukas Options, kurį nuspaudus mes galime reguliuoti įvairius programos nustatymus ir taip ją individualizuoti pagal save. Kol kas to nedarysime, tiesiog spaudžiame OK ir dingsta dialogo langas. Šalia pagrindinio mygtuko yra sparčiųjų mygtukų juosta, jie mums visi yra pažįstami, išskyrus vieną, tai yra Project Folder. Kas yra Project Folder? Tai yra pagrindinis folderis kiekvienam projektui sukurti, susidedantis iš daugybės dalių. Ir labai svarbu iš tiesų, dirbant su 3D Max programa, dirbti būtent su Project Folder sistema. Kitu atveju gali kilti problemos. Apie tai mes pakalbėsime vėliau. Kol kas uždarome šią Project Folder parinkti. Šalia sparčiųjų mygtukų skydelių yra rodiklėlė ir čia mes galime įjungti arba išjungti kiekvieną spartųjį mygtuką. Ir taip pat galime panaikinti arba rodyti menu bar. Menu bar tai yra Edit, Tools ir Help pasibaigianti meniu juosta, kurią mes galime tiesiog išjungti, kadangi 3D Max programoje mes iš tiesų ją mažai naudosime. Tačiau bus atveju, kai jinai mums bus reikalinga ir mes žinokime, kur ją galim įjungti. Po apačia sparčiųjų mygtukų yra įrankių juosta. Tai yra su žymėjimu susijęs, su įvairiom transformacijom susiję mygtukai. Taip pat yra sluoksnių reguliavimo mygtukas, medžiagiškumo ir renderinimo, tai yra vaizdų kūrimo mygtukai. Šalia laisvoje vietoje nuspaudus dešinį pelės mygtuką mes galime išjungti šitą įrankių juostą arba įjungti papildomas įrankių juostas, tai tiesiog pažymėję varnelę ties įvairiais pavadinimais, kurių mums čia galbūt reikia. Arba galime visas šios įrankius įjungti vienu metu. Tai mums reikėtų susigrąžinti meniu juostą, nueiti į Customize, Show UI, tai yra Show User Interface, tai yra rodyti vartotojo sąsajos elementus, ir čia pasirinkti Show Floating Toolbars ir vienu metu visos egzistuojančios įrankių juostos. Na, šiuo atveju mums bus naudinga tik tai viena juosta, kurią mes ir naudosime, visas kitas tiesiog išjungsime. Taigi įsijunkime Layers įrankių juostą ir mes ją galime patalpinti viršuje ekrano. Štai matote, kur jinai priskiriama, galime šone nusitempti, taip pat į apačią, į kairį kraštą arba laikyti tiesiog per vidurį. Na, šiuo atveju mums tinka kairysis kraštas. Ir apačioje ekrano yra tokia juostelė su kadruote. Jinai yra susijusi su animacijomis, kurias mes kursime žymiai vėliau, todėl, kad mums nemaišytų ir be reikalo neužimtų programos lango vietos, mes tiesiog išjungsim tuo pačiu būdu, tai yra Customize Show User Interface ir nužymėsime varnelę ties Show Track Bar. Taip pat labai svarbus dalykas yra, kad jeigu mes netyčia, beieškodami įrankių juostų, išjungsime Main Toolbar rodymą, prie jo grįžti jau sunkiau šiek tiek yra, kadangi jeigu mes dešinį pelės mygtuką čia spausime, niekur nebus parinkties vėl rodyti meniu barą. Tai tiesiog reiktų atsiminti, kad vėl galime įjungti per Customize, Show UI ir įjungti Main Toolbar. Taip pat tokiu būdu mes galime įjungti ir Command Panel čia esančią krašte, tą patį Track Bar ir kitus įrankius. Taigi ekrano apačioje kairiajame kampe yra skriptų rašymų laukai, kuris mes praktiškai nesinaudosime, nes tai jau yra pažengusiems.
Na, informacinis skydelis, kuris įvairius aprašymus rodo apie pažymėtus objektus. Tuomet yra koordinačių įvesties ir transformacijos mygtukai XYZ laukelis, animacijos skydelis ir su ekrano valdymu susiję pagrindiniai mygtukai. Na ir programos dešiniajame šone yra pagrindinė panelė, kurią mes ir nuolatos naudosime 3D Max programą ir čia daugiausia laiko praleisime. Tai ją sudaro Create kortelė, Modify modifikuoti, hierarchijos nustatymai, Motions animacija susiję, Display įvairūs rodymo parametrai ir Utilities įvairūs kiti prievai. Na ir viršuje yra spartosios paieškos laukelis, kuria įvedus kažkokį tai terminą mums nepažįstamą, mes galime išsirinkti, kur ieškoti informacijos ir apie tai daugiau pasiskaityti. Be abejo, visą tai yra anglų kalba, arba jeigu jūsų Maxas yra rusifikuotas, rusų kalba. Na ir per vidurį yra užrašas, kokia programa yra atidaryta ir taip pat projekto pavadinimas. Na, šiuo atveju jis nėra išsaugotas, tai tiesiog yra užrašas Untitled. Tai tiek trumpai apie programos langą šioje pamokoje.